Sveiki, parodysiu vienos dalies išmatų rinktuvo keitimo eigą. Tai pirmas žingsnis yra nusiimti senąjį išmatų rinktuvą. Tam naudosime medicininių klijų valiklį, kad nuėmimas būtų lengvesnis ir nesitraumuotų jautri peristominė oda. Va taip. Tuomet sekantis žingsnis būtų nusivalyti odą su valomosiomis servetėlėmis. Jų galima sunaudoti tiek, kiek tik reikia. Šiuo atveju naudosiu vieną, nes viskas yra ir taip gan švaru. Tuomet sekantis žingsnis gali būti cinko losjono panaudojimas. Jisai naudojamas, kai yra paraudimų arba tų odos paraudimų ir pažeidimų profilaktikai. Jo reikia labai nedaug. Tai užlašinam lašiuką ar du ir paskirstom ant odos. Kol losjonas džiūva, mes pasimatuojame stomos diametrą. Stomos diametrą sekti jo pasikeitimus yra labai svarbu pirmus 2 mėnesius po operacijos, nes stomos dydis dar kinta tuo laikotarpiu. Čia turime 25 mm dydžio stomą ir maišelį naudosime paruoštą skylutę, tokio kokio reikia. Tai kol pasimatavome diametrą, šiek tiek losjonas padžiuvo, bet dar yra ir kiek drėgna. Tai galime perteklių pavalyti. Dar vienas žingsnis būtų užsitepti apsauginę barjerinę servetėlę. Ir kai užtepsime apsauginę servetėlę, luktelti ten apie 10-15 sekundžių. Tai galime patikrinti, kada atsiras lipnumo pojūtis. Kol laukiame, rinktuvą galima pašildyti tarp delnų ar ant paciento kūno. Dar šiek tiek. Pats rinktuvas yra toks ir savo nugarėlėje turi langelį, kurį praskleidus galima matyti, kaip užsidės stoma. Jau jaučiu, kad lipnumas atsirado. Tai nuimame apsauginį sluoksnį. Paimame jį šitaip, kad matytume per langelį. Ir pridedame prie odos. Patikriname, ar viskas gerai prisifiksavo, tai viskas gerai. Ir galime paprašyti paciento keletą minučių palaikyti prispaudus rinktuvą.